Taip atrodo mūsų portugališka rudens pabaiga. Mes turim vieną japonišką ribotrėją, kuri pradeda žydėti lapkričio gale. Pilna apkybusi šitų kaip jos, kur medų neša? Bitės. Pilna bičių. Labai skanus vaisiai, bet labai nedaug te duoda, nes žiemą turėtų būti sausa. Pas mus žiemą būna šlapia. Tai vaisiai neprisirpsa. Neturim vandens. Praeitais metais lapkričio mėnesį mes jau turėjom vandens. Jau mėnuo vėluoja, nėra vandens upeliai visai. Didelė sausra buvo šiais metais. Žiūrėsim, kaip bus kitais metais. Aš filmuoju, turim braškių. Apmyžęs šuo. Be, pas mus granatų yra. Koks šitas didelis. Granačiuks. Kaip obuoliukai. Kaip nekeista, turim daug apelsinų. Aš tai galvojau, kad visi apelsinai bus numėtyti. Bet neprisirpė dar rūgštus. Bet valgyt galima, skinasi lengvai. Mūsų kopūstai išgyvenę sausrą. Visą vasarą laistėm. Ten tas apelsinas irgi matosi visai neblogai laikosi. Čia mūsų klementina, kurią mes žiauriai nugenėjom. Irgi neblogai duoda vaisių. Biški papūvę viduj. Nu, tokia pas mus žiemos pradžia.